Taigi, mėlyje, aš grįžtu į eterį ir, kaip visuomet, trečiadieniais džiugu man pristatyti savo svečią, tai yra Jokūbas Vaišvila, BIM arba pastatų informacinio modeliavimo konsultantas, pastatų energetikos inžinierius bei dėstytojas. Sveikas, Jokūbai, kaip reikalai? Labadiena, labai puikiai kaip visada. Žiauriai malonu girdėti. Tai ką, šiandieną mes šnekėsime, mėlyje, kaip savo namus padaryti šiltesniais, vėsesniais, kaip sutaupyti energijos ir pinigų, kitaip sakant, tikro energetiko patarimai šiandieną jūsų laukia. Tai minėjai, Jokūbai, kad kažkada net su savo draugais darai tokį ciklą ir dalinaisi visus metus su savo draugais įvairiais energetiko patarimais Facebook'e, ne? Ir dabar kažkaip tai mes turėsime progos patys tai išgirsti ir galbūt kažkom tai pasinaudoti. Tai aš atiduodu netgi eterį į tavo rankas. Tai ačiū už eterį ir norėčiau pradėti galbūt nuo mūsų dabar esamo laikotarpio, kuomet laukia ganėtinai vėsu dar. Šildymo sezonas pasibaigęs, saulė plieskia ir dažnas lietuvaitis išeidamas iš namų pamiršta atidaryti žaliuzes ar tiesiog atitraukti užuolaidas ir taip įleisti saulės šilumėlės į savo namus, į savo būstą. Tikra tiesa. Tai tiesiog kiekvienam toks labai paprastas pirminis patarimas yra išeinant į darbą dienos metu atidaryti užuolaidas ir palaikyti šilumėlę savo namuose. Labai paprastu, natūraliu būdu, kuris vadinasi tiesiog saulė ir saulės energija. Tai šiandien mes apie tai ir kalbėsim, apie labai paprastus dalykus, kuriuos kai kas galbūt kartais pamiršta. Aš tai, žinok, iš tikrųjų galiu pasakyti, kad labai dažnas variantas, aš kažkaip tokiais periodais įdomiais gyvenu, kai aš kartais gyvenu ir einu miegoti su uždarytom užuolaidom, o kartais ne. Tai aš, kai gyvenu su uždarytom užuolaidom, aš tiesą sakant, lygiai taip ir padarau. Iš ryto, atsikeliu, pažiūriu, kad liko ten 30 minučių, turiu dar palyst po dušu ir tiesą sakant, tos užuolaidos kaip lieka uždarytas, taip ir lieka. Vat ir prašau. Būtent aš, kol nepradėjau gyventi su savo žmona, mano užuolaidos visą laiką būdavo uždarytos. Tai jinai dabar padaro šitą darbą. O kitas iš to plaukiantis toksai patarimas, tai sakykime, jeigu mes atidarom užuolaidas, mes prileidžiam ganėtinai daug saulės šilumos į vidų ir galbūt pas mus pastate pasidaro per karštą. Ir grįžus po darbo mes tiesiog norim atidaryti langus, išplėšti viską ir tiesiog atsivėsinti namuose. Tai dažnas iš mūsų darom tokią nedidelę klaidą, kuomet mes atidarom langą ant minimalios varčios, mikroventiliacijos, taip vadinamos, ir po truputį leidžiam tą šaltą orą į vidų. Tokiu būdu mes atvėsinam savo sienas, kurios yra netoli lango, ir paskui jos po kurio laiko atvėsta, iššąla ir jos tuo metu, kai mes norėtumėm jau užsidaryti langą ir kad būtų jau vėl šilčiau kažkiek, ne? Taip, užsidarom langą, galvojam, vat bus šilta, bet sienos vis dar yra šaltos, kadangi mes jas atvėsinam su tuo lauko oru. Todėl mano patarimas yra tiesiog atidaryti langą dideliu, sakykime, diapazonu, įleisti daug šviežio oro ir jį uždaryti kuo greičiau. Tai toksai, sakykime, greitas prasivėdinimo būdas yra naudingesnis piliečiams. Negu tiesiog, ar ne? Tas labai populiarus dalykas, kur turbūt galima tikrai skaičiuoti ant rankų pirštų, kiek yra atidarytų tiesiog langų pilnai, ir dažniausiai žmonės labai mėgsta tą tokį dalinį, ne, atidarimą, bet prašau. Energetikas mato šiek tiek kitaip ir iš platesnės perspektyvos. Nu gerai, puiku. Gerai, važiuojam toliau. Tai vėlgi, jeigu važiuosim toliau apie tas iššalusias sienas ir žiemos ypatingai periodų ir vasaros periodų, mes šiek tiek skirtingų dalykų norim. Žiemą norim šilumos, vasarą norim vėsumos. Todėl labai svarbus yra mūsų baldų patalpose išplanavimas. Netgi taip. Taip, tokia yra mano įžvalga, kad esant -5 laipsniam lauke, mūsų lango temperatūra paviršiuje, vidiniam paviršiuje yra 16, sienos 17, o visų kitų sienų, kurios nesiliečia, ta prasme, nesiriboja su lauku, yra apie 20 laipsnių. Tai yra komforto zona. Ir jeigu mes pasistatysim savo sofą, foteliuką ar lovą arti išorinės sienos, tiesiog mes jausim diskomfortą ir ta vėsuma tiesiog keliaus mum į šoną ir jausimės tiesiog nemaloniai. Nu va, dar vienas puikus patarimas. Gerai, mes darom trumpą pertraukėlę ir su mūsų energetiku grįšim į mūsų rubriką Energetiko patarimai.
Tai, mėlyje, grįžtų su svečiu Jokūbas Vaišvila, BIM arba pastatų informacinio modeliavimo konsultantas, taip pat pastatų energetikos inžinierius, dėstytojas, kuris šiandieną žarsto energetiko patarimus, kaip sutaupyti elektros energijos, sutaupyti pinigų, kaip natūraliais būdais pašiltinti ar pašaltinti jūsų namus. Tai Jokūbas krūvą lapų atsinešęs, netgi su nuotraukom įvairiausiam. Tai Jokūbai, kai matau patarimų, tai nepritrūksi tikrai šiandien. Ne, šiandien patarimų tikrai nepritrūksiu, manau, mes laiko tiesiog pritrūksim. Okay. Tai gerai, tavo galva išsirink pačius tokius, labiausiai, žinai, panaudojamus ir papasakokim mūsų klausytojams. Taip, tai dėkui už eterį ir toliau tęsiu savo patarimus. Tai vienas iš tokių tikrai kartais net neapmastomų, sakykime, energijos vartotojų yra taip vadinami energetiniai vampyrai. Ne, tai nėra kažkokie vampyrai, kurie siurbia žmonių kraują, tai yra vampyrai, kurie siurbia elektrą. Tai šitie vampyrai, jie yra pažymėti dažniausiai ir jūs juos galite pamatyti naktį šviečiančią raudoną lemputę. Tai iš esmės tai yra dalykėlis, kuris suvalgo per metus ganėtinai daug elektros energijos. Jūs galite netgi pasigūglinti ir yra tokia programėlė, kur suvedat, kokių prietaisų jūs turit namuose ir kiek jie per metus suvalgo jums elektros energijos ir kiek pinigų jūs už tai sumokat. Kokie yra pagrindiniai tokie dalykai? Ar, pavyzdžiui, pakrovėjai įvairiausi? Tai yra pakrovėjai, tai yra kompiuteriai, tai yra televizoriai, visokia garso aparatūra ir taip toliau. Visur, kur matot raudoną lemputę, ten pas jūs valgo elektrą. Netgi aš pasiskaičiavau tokį dalyką. Pas mane sugedo kompiuteris stacionarus. Taip. Jisai neveikė metus, bent jau aš taip galvojau. Ir paskui pasitikrinau, jisai pasirodo valgė 5 vatus per 5 vatvalandės per valandą. Ir galiausiai per metus aš už jį turėjau, taip mano skaičiavimai, susimokėti apie 5-6 eurus. Okay. Tai aš galvojau, kad aš juo nesinaudoju, bet jis suvalgė man tiek energijos. Tai taip pat yra su kiekvienu tokiu prietaisu. Tai čia praktiškai už tokią sumą būtų galima kokią nors greito maisto kompleksą suvalgyti. Picukę kokią įkalti. Tai kodėl geriau picukę, ne? Geriau, jau, aš manau geriau. Tai va, tai geriau nueikit picukę suvalgykit ir nakčiai išjunkit televizorių, tiesiog paspaudę mygtuką, o ne su pulteliu. Teisingai, okei, ir lygiai tas pats galioja ir kompams, kuriuos mes mėgstame ten, tarkim, užmigdyti tokiam pusiau darbiniam režime ir panašiai ir panašiai. Gerai, kas dar gero? Dar turiu tokių visai įdomių. Pas kai kurias tetulės namuose yra tokie ventiliatoriai, lubiniai, kurie yra pakabinti prie lubų ir jos, nežinau, ar jos naudoja vis dar ar nenaudoja, bet mano tokia įžvalga yra, jeigu žiūrint termodinamiškai, šiluma visą laiką kyla į viršų. Ir, sakykime, žiemos sezonų apačioj būna ganėtinai šalčiau, o jeigu pakelsim ranką virš ten prie lubų, tai bus šilčiau. Tai jeigu mes įjungsim tą ventiliatorių reversiniu būdu, pasuksim, tai tas šiltas oras iš viršaus nusileis į apačią ir mums bus šilčiau. Tai tiesiog aš netgi turiu paskaičiavimus, kiek kainuotų, sakykime, toksai dalykas. Tai, sakykime, tai kainuotų, tai yra apie 21 litą, kai rašiau, tai kainuotų per metus. Aha. Tai jeigu mes 12 valandų jį būtumėm įjungę. Šildymo sezono metu. Tai va, tai čia toksai tiesiog įdomus faktelis. Čia vadinamasis lifehackas, tarsi, ar ne? Bet čia jau grinai energetiko lifehackas, nes, aš niekados gyvenime turbūt apie tai nesusimastyčiau ir nesugalvočiau. Nu gerai, kas dar? Turim dar vieną, ne? Ok, tai važiuojam. Labai svarbus dalykas yra pastatų renovavimas. Tai labai daug kas renovuojasi ir manyčiau tai ne vien dėl estetinio vaizdo, o ir iš energetinės pusės. Jeigu mes pažiūrėsim ne į tai, kaip priklijuotas ten, sakykime, putoplasto gabalas, kad iššildo, bet tiesiog pastatą galim nusidažyti. Kas gaunasi iš to, kai mes nusidažom savo pastatą? Vandens laidumas, jeigu, sakykime, palyja, į sieną įdrėksta vanduo, vanduo yra laidesnis 2 kartus temperatūros, sakykime, atžvilgiu. Jeigu tai yra žiema, žiemos sezonas, tas vanduo tampa ledu, viduj, sakykime, plytos ar ten medienos ir jisai dar patampa laidesnis. Tai tokiu būdu tas vanduo sienose jums padidina jūsų sienos laidumą šilumai ir jūs greičiau prarandat šilumą.
Tai reiškia, renovacija arba tiesiog dažymas ar atnaujinimas tų pastatų yra geras dalykas vien iš tokios praktinės pusės. Taip pat yra, sakykime, tokie dalykai kaip apskardinimai, stogelių iškišimai virš stogo ir taip toliau. Vėlgi tai taupo mums energiją. O ką tu asmeniškai galvoji apie tokį Lietuvoje, kažkaip, aš sakyčiau, lėtai populiarėjantį dalyką kaip saulės energijos naudojimą, nes jeigu žmonėms yra tekę lankytis kažkokiose tai pietinėse Europos valstybėse, ar tai būtų Italija, ar tai būtų ten ta pati Graikija, arba pačiose vakaruose ten Portugalija ir ta pati Ispanija, visur galima pamatyti ant namų saulės kolektorius tokius minimalius, taip pat žmonės, man atrodo, dar šildo tokiose talpose vandenį. Kokia tavo nuomonė ir kodėl Lietuvoje tai nėra populiaru? Ar mūsų klimatas to neleidžia, ar yra kitos priežastis? Aš manau, kad yra kitos priežastis, kadangi jeigu mes pažvelgsim į beveik kaimyninę Vokietiją, kurios klimatas yra analogiškas, saulės dienų metuose, saulės valandų metuose, jie turi tiek pat, saulės spinduliuotė yra tokia pati ir jie sugeba pasigaminti savo tiek energijos, kiek jam reikia. Kuomet mes lietuvaičiai, mes tik tai pradedam tai daryti. Aišku, čia nenoriu gilintis į politikos dalykus ir taip toliau, bet tenai šiek tiek yra tokių trikdžių ir, sakykime, kuo toliau, tuo geriau aš matau šitą perspektyvą ir netgi ant savo namo aš turiu saulės kolektorių, kuris šildo vandenį. Jeigu tai nepaslaptis, aš sutaupau 100 litų, tai yra 33 eurus per mėnesį. Wow. Taip. Tai yra labai neblogi pinigai. Super. Aš pasiskaičiavau, man per 4 metus atsipirks saulės kolektorius. Va tai va. Valio. Tai aišku, tiesą sakant, tikrai ant privačių namų galima vis daugiau ir daugiau pamatyti saulės kolektorių. Aš labai tikiuosi, kad būtent valstybiniu mastu mes juos išvysime ir ant gyvenamų namų. Na ką, puiku, krūva iš tikrųjų patarimų nuo pačių rimčiausių iki tokių kartais ir juokingų lifehackinių šiandieną išgirdote ir aišku, už juos mes dėkojam Jokūbai tau, ponios ir ponai. Jokūbas Vaišvila, BIM arba pastatų informacinio modeliavimo konsultantas, pastatų energetikos inžinierius ir dėstytojas pas mus lankėsi ir mes su Jokūbu užbaigiam labai mūsų gražų 3 laidų ciklą, kuriame jūs, mielieji, buvote supažindinti su viskuom, man atrodo, su ateitimi, kaip atrodys pastatai ir kaip jie bus modeliuojami, apskritai, kas yra pastatų informacinis modeliavimas, kaip galima dirbti šioje sferoje ir kaip tie darbai vyksta ir be abejonės dar šiandieną vyšnė ant torto, biškį pataupėm jums pinigų. Jokūbai, ačiū tau labai. Ačiū tau už kvietimą ir manau susitiksim dar kartelį. Tikrai taip.